Be abejo, čia jeigu mes kalbam apie tai, kas pasaulyje vyksta, tai yra iš vienos pusės ir skaudu, ir graudu į tai žiūrėti, bet gyvenimas, kaip ir pats sakėjai, nestovi vietoje, jis kažkur juda. Ir gyvenimas vis tiek kažkur nujudės, o ta mano tos kompetencijos, kurias aš pats turiu, tos antreprenerystės ir kur pats aš ugdau tas kompetencijas, man jos kažkaip padeda išgyventi šituos laikus. Visiems sakau, kad esu įsimylėjęs ir įsimylėjęs antreprenerystę. O antreprenerystė betodariškai susijusi su nežinomybė, tai yra su tam tikrom pasikeitimais, dinamikų ir taip toliau. Tai man šitie laikai, kaip čia viskas aplinkui kažkaip vyksta, tai aš kaip tik matau labai daug galimybių ir labai daug galimybių kažką kurti ir kažką daryti. Tai aš kažkaip pripratęs prie tų nežinomybės laikų, tai man aš gerai jaučiuosi. Aš ir pats esu kaip entrepreneris. Jeigu taip aš paskaičiavau per 18 metų, kiek aš projektų įvairiausių dalyvavau, įvairių pasaulio šalių, tiek Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, suskaičiavau 14 projektų, kuriuose aš buvau arba ten vienas iš steigėjų, arba kažkaip įsigijau tas įmonės ir taip toliau. Dauguma iš tų įmonių, kaip ir antreprenerystė, jos buvo nelabai sėkmingos. Nesėkmingos ta prasme, kad jos nelabai išaugo iki tam tikro didelės organizacijos. Tai mes kai kurias uždarėm, kai kurias pardavėm ir panašiai, reiškia, tų istorijų vairių. Bet dabartiniu momentu aš dar esu 2 įmonių, kaip ir steigėjas ir valdybos narys ir akcininkas, kurios yra kaip ir pavykusios ir išaugusios. Tai viena yra Bureau Baltic, yra pati didžiausia įdarbinimo įmonė Baltijos šalyse. Tai mes veikiam Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, įdarbinam daugiau negu 3500 darbuotojų, tai čia vienas projektas, o kitas projektas yra Pažinimo medis, yra darželių ir mokyklų tinklas, kuris veikia Vilniuje, tai mes Vilniuje turim 4 filialus ir šiais metais atsidarom Kaune. Tai irgi yra tie projektai, ties kuriais aš dirbu ir pats savo tas antreprenerystės kompetencijas bandau įdarbinti. Tai taip, bet iš kitos pusės aš labai įsitraukęs ir edukacinę, ir investicinę veiklą, kaip ir tu pats gerai pastebėjai. Tai investicijų prasme, tai aš esu verslo angelas. Tai neinvestuoju ten į akcijų rinkas arba į kriptovaliutas ir taip toliau. Aš investuoju į žmonės, kurie turi idėją ir nori tą idėją paversti realybę. Ir tas man visas procesas, jis teikia patį didžiausią malonumą. Tiek man idėją paversti realybę, tiek reiškia dalyvauti kitų žmonių kelyje, kaip jie idėją turi galvoje ir tą idėją pavirsta į realybę. Nežinau, mane tas procesas labai žavi ir traukia prie jo kažkaip būti. Tai vienas iš dalykų, kaip aš galiu būti tam procese, tai tiesiog investuoti į startuolius. Tai aš tą darau. Kitas dalykas, kaip aš galiu prisitraukti būti tame arti to viso dalyko, tai galiu mokyti žmonės antreprenerystės. Ne taip, kad mokyti, bet dalinti savo patirtimi, ką aš esu praėjęs. Tai aš dalyvauju ir Junior Achievement veikloje, esu valdybos narys. Junior Achievement yra organizacija, kuri užsiema ekonominiu ir finansiniu raštingumu ugdymu moksleivių. Taipogi dėstu ir Vilniaus universitete, ir ISM, ir kitur. Tai tas dalinimosi džiaugsmas reiškia, kad aš galiu dalintis patirtimi žiniomis, jis irgi tuo pačiu mane praturtina ir tuo pačiu aš visada būnu tam visame kūrimo procese. O jeigu apibūdinant vienu žodžiu, tai kaip ir sakiau, tai yra antreprenerystė. Visas šitas veiklas vienė antreprenerystė. Tai vienė tasai toks virsmas nuo idėjos į realybę. Žinai, kad galėtum kurti, tai turi būti laisvas savyje. Pirmas dalykas. Antras dalykas, tai turi nuspręsti, ką tu nori sukurti. Kažkokį tikslą turėti. Ir tada siekti to tikslo. Tai pirmas dalykas, turi turėti savo tikslą. Antras dalykas, turi turėti laisvumo viduje ir energijos viduje siekti tą savo tikslą. Tai aš manau, čia užkoduota pats pagrindinis dalykas - savo tikslą. Tai tas tikslas, kurį dabar sugalvoji, yra tavo ar yra ten visuomenės primestas. Nes realiai pasirinkti kelių, kur tu gali nueiti pasaulyje, mūsų aplinkoje yra pakankamai daug. Mes esame laisvi žmonės. Mes galim tą padaryti ir panašiai, ir tu gali pasirinkti, bet kartais tas tikslas gali būti primestas, pavyzdžiui, visuomenės. Visuomenė sako, kad tą siekti yra labai gerai.
Nu ir pati kitų visuomenė, bandai eiti tuo tikslu ir žiūri, nėra nei energijos, nėra nei kažkokio vidinės laisvės arba drivo. Ir tą tikslą labai sunku pasiekti. Ir man tas būdavo seniau, aš galvodavau, yra tikslas, aš noriu jo pasiekti, man sunku jį siekti, eiti į priekį, bet jeigu atsiverčiu ten kokius motyvacinius vadovėlius, visi rašo, žiūrėk, nori pasiekti tikslą, tai tu turi normaliai dirbti iš pėties ir taip toliau, o po to jau bus jau čia pergalė ir taip toliau. Kad palauk, ne tik tikslas gali suteikti pasitenkinimo, bet ir ėjimas link to tikslo. Ir kad tas ėjimas nebūtinai gali būti toks per sukastus dantis. Jo, jis gali būti sudėtingas, jis gali būti tam tikrų įtampų, bet jeigu tu eini link savo tikslo ir tu aš jaučiu iš vidaus, kad tai yra mano tikslas, tai tada tas suteikia tokio žavumo. Tai klausimas, kaip tu tos resursus gali surasti ir kaip tos resursus gali sudėti į vieną krūvą, kad jie pradėtų veikti kitur, pradėtų rezonuoti ir kurti tam tikrus rezultatus. Tai tas yra pats gražiausias dalykas. Ieškoti, žiūrėti, čia matau, jeigu jie susieitų, tai vyktų kažkoks tai nuostabus dalykas. Ir tas įvyksta. Ir tada, aš nežinau, man tai pats gražiausias dalykas, kuris įvyksta. Ir aš dar ir mentorinu tam tikrus ir žmonės. Ir aš mentorinu kažkaip ir neimdamas kartais jokio atlygio. Žmonės sako, tai kaip čia dabar tau čia atsidėkoti ar taip toliau. Žiūrėkit, aš sakau, man pats geriausias atsidėkojimas matyti, kad ką jūs sugalvojot pavirto į realybę. Aš baigęs fizikos fakultetą Vilniaus universitete, po to baigiau ekonomikos fakultetą, po to pradėjau vadovauti įmoniai. Buvau vadovas, aš ten priklausiau jaunųjų vadovų klubui, kadangi irgi pats jaunas buvau. Ir, tada tam vadovų klube labai gali daug prisigaudyti tų stereotipų, ko to reikia geros mašinos, gero būto, daug uždirbti, ten kažkur nuvažiuoti ir taip toliau. Visas gyvenimas atrodo kaip ir toks paveiksliukas, kurio tu sieki. Ir aš prisimenu, mes turėdom kiekvieną savaitę, man atrodo, susitikimus ir vieną trečiadienio susitikimo atėjo Rasa ir jinai papasakojo, bet palaukit, gali būti ir visai kitokia realybė. Ta prasme, ką jūs dabar čia paišot, darot, tai čia yra jums primesta ir tikriausiai nėra jūsų. Ir aš tik prisimenu, kad man jie labai giliai kažkur įstrigo. Kada ten apie vadovavimą įmonių nieks nelabai ten suprato, tiesiog iš tokių pageltusių vadovėlių, mokė mus, Ir aš po 2 metų įstojau Baltic Management Institutą, Ir Baltic Management Institutas, kadangi ten buvo įvairiausi dėstytojai iš užsienio, tai jie man atvėrė akis, aš galvojau, kaip dėstytojai gali mokyti apie realų gyvenimą. Nes jie ateidavo ir realiai sakydavo, kaip reikia valdyti įmonę, ką reikia daryti to įmonėj, kaip personalą motyvuoti, kaip strategiją sukurti. Ir visas tas žinias aš iškart galėdavau panaudoti savo kasdieniniai veikloj. Tai man buvo čia akių atidarimas, bet čia tokie buvo hard skillsai, ta prasme. Aš gavau tam tikrų žinių, ką reikia daryti, struktūrizuoti. Ir aš po to manau, kad tuo pačiu metu aš atsidūriau pas Rasą, Tai Rasa ką davė tuos tai vadinami soft skills, tai yra minkštuosius gebėjimus. Ir manau, tas būtent sujungimas tų tokių hard skillsų su soft skillsais, kur aš žinau tam tikrą procesą, kur eiti, bet tame procese aš galiu įnešti savo tam tikrą laisvę ir įnešti savo matymą, buvo toks labai stiprus dalykas. Yra tas lėtas mąstymas ir greitas mąstymas. Ir sakoma, kad jeigu greit mąstai, tai dažniausiai eini paviršiumi ir labai sunku, kadangi taupai savo energiją smegenų ir tu bandai greit priimti tavo sprendimus, tai dažniausiai tie sprendimai yra priimami iš stereotipinių tam tikrų sprendimų. Tau atrodo, kad ateina iš vidaus, bet jie iš tikrųjų ateina iš paviršius. Tai aš sakyčiau, kad reikėtų eiti ir į tą gilį ir reikia paanalizuoti situaciją ir pabūti su tam tikrą situaciją ir tada eiti link to tokio intuityvaus dalyko.
Tai čia aš taip idealiai galvoju, kad taip turėtų būti. O kaip pats darau, šiaip aš gal esu toks, kad greit daryti iš to tingėjimo. Nes, kiekvienas tą analizę, jinai leidžia tokį, reikia ten įsigilinti, reikia investuoti ir panašiai. Tai tie sprendimai, kurie greit ateina ir kur aš juos darau, kad jie kuo mažiau ateitų iš to stereotipinio mąstymo, kad jie ateitų iš tokio platesnio mąstymo ir platesnio pamatymo. Tokio analoginio, reiškia. Man patinka Rasa, kad jinai tokias analogijas, reiškia. Mes ten tą meną sujungiam su verslu, tam tikrą patirtį su verslu sujungiam ir taip toliau. Ir tada, kadangi aš jau turiu tam tikrą patirtį ir patyrimą savo ir kūne, ir savo smegenyse, tai kaip man reikia priimti sprendimą, aš prisijungiu ne prie visuomenės tam tikrų primestų paveiksliukų. Aš vis tiek jau turiu tam tikrą pagrindą priimti biškį laisvesnį sprendimą. Dabar, kur bandau su savim save gal labiau stebėti, tai yra tokie impulsai, kurie ateina ir jeigu aš juos jaučiu, tai jie tokie aštrus yra. Ir tokie jie trumpi. Bet jeigu ateina toks impulsas, kur ateina ir jis toks platus yra ir gilus, tai jį praleisti pakankamai sudėtinga. Ir aš nežinau, ar čia tas impulsas aš jau galėčiau sakyti, čia aš atradau, kada jau tą intuiciją ir galėčiau eiti tą impulsą. Tai tikriausiai dar reikėtų pagyventi kokius 10 metų ir tada pasakysiu, reiškia, yra gerai ar ne, sekti tais impulsais. Kokią mes organizaciją galim paimti, tai kad ir Junior Achievement, mes dirbam su antreprenerystės kompetencijom. Ir labai aiškiai matosi, vaikas, kuris auga, pavyzdžiui, didmiestyje arba didesniam regione, ir vaikas, kuris yra regione arba mažesniam kaime, kuris gali būti nuostabiai šviesus, nuostabiai norintis kažką padaryti, bet jam tiesiog aplinka, jis grįžta namo arba grįžta tarp draugų ir ten nėra nieko aplinkui, kur jis galėtų kartu kurti. Tai mes dabar, pavyzdžiui, galvojam ir tam tikrus online'inius dalykus, nuotolinius dalykus, kad jis galėtų pamatyti ir kitokį, ir būti kitokioje aplinkoje, nes jis tada gali augti. Tai aš iš to atsinešu, kad aplinka labai svarbi ir matydamas, kaip žmonės, kaip vaikai šiuo atveju, jie skirtingose aplinkose auga. Tai vaikuose labai lengvai pamatyti, bet aš manau, suaugęs žmogus lygiai tas pats, kokioje tu aplinkoje būsi, tokia jinai ir bus. Tai pabandykime eiti į ofisą, kuris yra be langų ir sėdėti ten kiekvieną dieną. Tai manau, kad ten smegenis išprotės tikriausiai ir pradėsi ten nesąmonės daryti. Tai be abejo, bendruomenė yra vienas iš išskirtinių dalykų. Tai. Rasa dabargi turi tą gilų klubą padariusi. Ir mes kalbam apie tą laisvalaikį, kaip ten leidimą, tą intelektualinį leidimą, sužinojimą kažkokių dalykų. Tai man tai vienas iš nuostabiausių renginių dabar, Hajaus visame, vienas iš nuostabesnių renginių, kur man faina ten nuvažiuoti ir aš suprantu, kad bus diena ir aš tą dieną praleisiu intelektualiai ir aš galėsiu tą dienoj pasisemti tam tikrų minčių. Tai tą būtent potyrį, kuris, aš manau, ten labiau yra laisvalaikinis dalykas, nes mes nagrinėjame įvairias temas skirtingose susitikimuose, tai aš manau, kad jis labai ir yra perkeliamas į mano laisvalaikį. Ar aš taip visada tą laisvalaikį leidžiu, kaip mes leidžiam gilų klube? Ne, tikriausiai ne. Bet ar tai yra vienas iš tokių kaip ir kelrodžių, kaip tas galėtų būti, tai manau tikrai taip. Tikrai taip. Tai, kad ir bet kokias atostogas važiuoti. Tai aš tai negaliu gulėti kažkur tai. Kartais, aišku, reikia pagulėti, bet iš tikrųjų tas intelektualinio kažkokio sužinojimas, kažkokių naujų dalykų, patyriminis dalykas, jis pakankamai svarbu gyvenime. Nes, mes kažkiek turim tą laiko tarpą, kiek mes čia gyvenam šitoje žemėje. Ir, tai įdomugi patirti vieną dalyką, kitą dalyką. Nežinau, man tai kažkaip pas gyvenime toks atrodo, kad pagrindinis dalykas yra laisvė. Laisvė kurti ir laisvė, vidinė ta laisvė. Ir tą vidinę laisvę gali tik pats sau duoti.
Ir jeigu pats sau duodi tą laisvę, ne, tai iš tikrųjų pajauti, kad aš daviau tą laisvę, o nedavė tam tikras žmogus iš išorės. Tai vat, nežinau, man tai laisvė kurti vat, yra mano toksai vienas iš, manau, kertinių dalykų. Ir tai labai siejasi su Rasos aplinka arba su Rasos mokymais, ką jinai čia daro.